truputį artėjam prie tos dienos, kai statistiškai daugiausiai naujametinių rezoliucijų yra paguldomos į pavėsį. Nieko nesakau apie jūs asmeniškai, bet tokia statistika. Pabandykim šį kartą kitaip. Pirma, išsiaiškinkim, ką mes apie tai galvojam. Akivaizdu, kad mintis man ištisai nesiseka, aš ir vėl susimoviau, nesugebu padaryti ne to, yra iš labai mažos dalies gal ir teisingos mintis, bet būkim atviri, tai niekaip nepadeda. Jeigu taip negalvojat, labai gerai, slenkamės toliau. Jeigu taip galvojat, tai vat jas reikėtų padėti į pavėsį. Antra, kas buvo kliūtis nuo to laiko, kai sugalvojom tikslą, iki dabar, kai pradėjom galvoti, kad mums nesiseka? Gal per aukštai šokom, gal per daug visko iš karto, gal pervertinom jėgas, gal neįvertinom aplinkybių. Čia visiškai ne vieta savigraužai, čia svarbiausia faktai ir argumentai, skaičiai ir įvykiai. Taip, bandykim taip ir laikytis. Trečia, ką galim padaryti su kiekviena kliūtim? Gal galim perplanuoti, gal galim suskirstyti pagal prioritetus, gal galim patikslinti, taip kaip ne stengtis, o 3 kartus per savaitę, pirmadienį, antradienį, ketvirtadienį, 18 val. Nueiti į sporto klubą Linksmasis sportbatis. Gal galim susitarti dėl vaikų priežiūros, gal galim dar kažką. Kartais teks pripažinti, kad nieko padaryti neišeina. Kartais tai bus atsitiktinė kliūtis. Na, tada reikėtų nuspręsti, kaip greičiausiai galima pradėti vykdyti numatytą planą. Ketvirta. Reikėtų nutarti, kada ir ką konkrečiai galima padaryti. Geriausiai įsirašyti kalendorių. Geriausiai pradėti dabar pat, kad ir mikro mažą žingsnį, nes motyvacija gimsta iš veiksmo, o ne iš noro. Jeigu jūs dabar norėsit ir atidėsit pirmadienį, bus blogiau. Jūs dar visiškai niekur nevėluojat. Dabar yra toks pat geriausias laikas pradėti pokyčius, kaip ir bet kada. Viskas, pekto nebus. Parašykit, kaip sekės. Taikos ir ramybės.